susierzinimas, pyktis, skubėjimas būtent šito šventiniu laikotarpiu ir kaip neperdegt ir visgi sutikt gražiai tas šventės su džiaugsmu, nesvarbu, jūs tikit, netikit, jūs ten, ta prasme, kad ir religingas ar ne, bet kuriuo atveju visas pasaulis sukuria tą šventinę nuotaiką ir dažnai būna, kad mes taip laukiam jau eglutės visą mėnesį ir tada nėra to džiaugsmo. Ateina ta šventė, nėra džiaugsmo. Arba net ateina šventė, o yra nuovargis. Yra toks nuovargis, kad tiesiog nori užsidaryti iki švenčių dar kažkas. Tai čia, aišku, yra labai plati tema aplamai, kokį gyvenimą aš gyvenu. Ar aš tikrai gyvenu savo gyvenimą, ar aš gyvenu sistemos gyvenimą, kur tiesiog bėgu kaip žiurkėnas ir man sunku sustot pajust save. Nes iš tikrųjų maratonas tas, nes reikia, būtent lekia žmonės per reikia. Ir čia dažniausiai būna ne vyrai, o būna moteris, nes moteriai yra normalu norėti visko arba norėti daug. Čia tiesiog yra moteriška prigimtis, kad mes norim gražių staltiesių, gražių eglučių, gražių puošmenų, gražių dovanėlių, supakuotų, pačios gražiai atrodyt, vyrus papuošt, vaikus papuošt, dar spėt į fotosesijas būtent tas šventinės, į kalėdų visokius renginukus, darželiuose, mokyklose, darbe, korporatyvai, visokie susitikimai, būtent šventės darbinės. Ir visur norim spėt gražiai, šventiškai. Ir tada, kai ateina tas būtent šeimos šventė, pasibuvimas kartu, tiesiog nėra energijos ir būtent labiausiai moterim, nes moteris visur skuba. Ir čia šiaip yra ne tik apie šventės, apie visą gyvenimą. Kodėl moteris link 30, po 30 metų pavargsta. Tiesiog pavargsta nuo gyvenimo, nuo visko ir toks jausmas, žinot, kaip jaučiasi kaip darbinis arklys, kuris viskas jau atidirbo ir nebeturi jėgų. Tai vyksta dėl to, kad moteris nori visko, nori spėt, yra primestų, kad reikia. Ar tikrai man reikia visų puošmenų? Ar tikrai man reikia visiems dovanų? Ar aš noriu būti tokia, kad aš tikrai visiems padarau dovanas ir draugam, ir giminėm visom, ne tik tėvam, seneliam, ten vaikam, bet ir pusseserėm, pusbroliam, aplamai visai giminiai, nes aš noriu būti tokia. Nes iš tikrųjų tie instagraminiai, kaip aš sakau, laikai, socialiniai laikai, kad mus priverčia būti kitokiais, nebūti savais, kad toks jausmas, kad aš nespėsiu, aš nebūsiu tokia kaip visos, aš nebūsiu madinga. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Ir nereikia. Nereikia bėgti iš paskos. Reikia tikrai sustot, pajust save ir net jeigu aš nenoriu visiškai nieko puošt, nes aš pavargau, aš noriu pailsėt, tai aš taip ir padarau. Norit, permetam, išmokt permest atsakomybę kitam, nenorit, nereikia. Galim tiesiog suvalgyti pietus arba dabar net ir madinga ir jau tampa tikrai net ir normalu, kad kažkur nueiti kūčių vakarienės užsakyt, kad atvažiuotų arba, pavyzdžiui, nuvažiuoti net pavalgyti kažkur kavinį, būtent kūčių vakarienė ir nueiti prie tos pačios eglutės, miesto eglutės ir pasidžiaugti. Va tau ir šventė. Bet iš tikrųjų tada ta šventė, tai sustot ir pajust, o ko aš noriu ir kodėl aš noriu. Ar tikrai aš noriu todėl, kad iš širdies man taip gera, man taip noriu. Ar tai yra primesta, kad reikia. Reikia visiems dovanų. Kažkas nepatenkintas tom dovanom. Ar reikia ten bėgti visur iš paskutinių jėgų, kad tik tai spėt į tą traukinį, kuris nėra jūsų traukinys. O jūsų traukinys ramiai stovi, jūsų laukia, jūs jau nuvažiavot su kitu traukiniu, ne su savo, o jisai vis tiek stovi ir jūsų laukia. Ir kad visgi sutikt gražiai šventės, sustokit. Sustokit, pasaulis nuo to negrius, bet jūs išsaugosit save, sustodama ir pagalvodama, o ko aš iš tikrųjų noriu. Ir čia moterim, bet ir vyram tas pats. Aš matau, pavyzdžiui, vyrai, kurie
turi savo žmonas, turi šeimas. Pasižiūrėt, matot, kad jinai bėga, kad jinai skuba, nes moteris nori visko. Ir ar tau reikia pagalbos? Ar mums šito reikia? O gal padarom kažkaip kitaip? O gal įvedam kitokias tradicijas? Nes šeima ir yra, kad mes kartu viens už kitą. Jeigu aš matau, kad kitas persistengia, tai aš sustabdau. Ir būtent tada ir atsiranda tas gilus ryšys. Ir tada atsiranda tos tikros šventės. Kas žinot, gali būti tiesiog vienas pyragas arba silkė pataluose ant stalo, bet bus tokia pilnatvė šeimoj, širdį. Ir būtent tas sustojimas, sulėtėjimas, pasidžiaugti, nesvarbu koks oras, sniegas, nesniegas, bet pasidžiaugti eglutę, nueit pasivaikščiot, tiesiog pasidžiaugti tai, kad mes turim šalia artimą žmogų, arba net neturim nieko, bet aš esu ir aš esu sveikas, esu darbingas ir galiu dar su to kažką padaryti. Vat tai ir yra šventė, suvokimas šito dalyko, o suvokimas tai yra būtent ta psichologinė branda, sąmoningumas, kad aš suprantu savo atsakomybę už savo gyvenimą, aš suprantu ir priimu tą atsakomybę už savo gyvenimą ir aš esu dalis šito miesto, šeimos, valstybės, šito pasaulio. Tai reiškia, dar yra kažkur globali mano atsakomybė būtent už šį pasaulį. Ir sustot, pajust. Nes tai ir yra ta šventė, būtent pajautimą. O kur aš visame tame?